Labą papasakosiu apie proto atostogas. Žmonėms yra dažnai neaišku, kas yra tos proto atostogos. Tai papasakosiu apie savo patirtį ir kaip aš sukonstravau šitą renginį ir kam jisai yra skirtas. Tai proto atostogas, pati idėja kilo iš to, kad reikia surasti būdą, kaip atpalaiduoti žmogų, kitaip sakant, nuraminti mintis, nuraminti tą protą, kad mažiau būtų reakcijų, ten pernelyg kažkokių išsipūtusių emocijų ar ten jausmų į šitą mūsų besikeičiantį pasaulį. Ir aš pats, naudodamas daug metų įvairias kvėpavimo technikas, pagalvojau, kad reikia visą tai pritaikyti per vieną dieną žmogui, kuris skuba, lekia, bėga ir neturi laiko, kaip nurimti. Ir todėl, jau naudodamas tas kvėpavimo technikas, aš pagalvojau, kad jeigu sujungti kartu su judesiu, kvėpavimu, po to papasakoti žmogui apie meditaciją, kas tai yra, kodėl jinai yra svarbi, kaip ten viskas vyksta, po to pailsėti su gongų garsais. Ir tie visi 4 užsiėmimai ir sukuria visą tą proto atostogų dieną. Aš taip mėgstu per humoro prizmę įrašyti, ką reiškia proto atostogos, nes žmonės manęs klausia, kad proto atostogos aš išeinu iš proto. Iš kitos pusės, mes neišeisim iš proto ir tas užsiėmimas vienos dienos, jisai neskirtas, kad mes kažkur išeitume, skirtas, kad nusiramintume, pailsėtume. Tai tada, bekonstruodamas tokį dienos seminarą, supratau, kad reikia pritaikyti visiems žmonėms. Aš irgi ne pirmos jaunystės, tai reikia padaryti taip, kad būtų adaptuota visiems. Tai ir, pavyzdžiui, judesys ten ir kvėpavimas. Tai mes lengvai, švelniai judam tam, kad prajudintume kūną, suaktyvėtų medžiagų apykaitą, o kvėpavimas išvedina plaučius, jau vien tik tai nuramina. Po to būna tokie, aš Vilniuje darau pas save dažnai tylos gongai, tai yra kvėpavimo užsiėmimas, po to skamba gongai, dubenys ir panašiai. Jie prasikvėpuojam, nuraminam savo tą nervų sistemą, nes jeigu ramus kvėpavimas, tai ramus ir tas požiūris į gyvenimą. Nuraminam, skamba dubenis, atpalaiduojam. Po to esu dar atradęs tokį dalyką iš savo gyvenimo patirties, kad judesys, nuolat besikartojantis, kartu suderinant su garsu, irgi nuramina mūsų psichiką. Ir gongai, kaip visada, aš mėgstu pagroti gongais, kartais visai garsiai, patinka tai žmonėms, jau daug metų tai darau. Ir tai ir sukuria visą proto atostogų dieną. Kam skirta? Žmogus, kuris nori išmokti atsipalaiduoti. Paimti, ateiti ir atsipalaiduoti iš tikrųjų. Žmogus, kuris nori išmokti, pavyzdžiui, išmokti nors vienos kvėpavimo technikos, kurią gali pastoviai daryti namuose. Ten iš tikrųjų galima išmokti, aš viską paaiškinu. Žmogus, kuris nori suprasti, kas yra ta meditacija, kas tai yra, ar tai kažkoks, ką reikia ten daryti, ar ten nieko daryti nereikia, tai tada yra meditacija. Gongai iš esmės, tas virpesys sklindantis ir garsas atpalaiduoja jau psichiką. Ir tą konstravau daug metų. Vis po truputį iš ten pasiėmiau kokią nors informaciją, iš ten, perleidžiu per savo praktiką, pasižiūriu, ar tikrai veikia, ar kūnui geriau, ar psichikai geriau. Ir kai suprantu, kad tikrai geriau, tada supakuoju ir duodu žmonėms. Taigi, jeigu dar norite suspėti šitą vienos dienos, sakykime, seminarą arba 4 užsiėmimus, galite drąsiai prisijungti. Mano vardas Virenijus, turiu daug metų patirties, groju gongais, vedu jogos, kvėpavimo užsiėmimus ir vedu dar astrologijos analizės darau žmonėms ir šiaip daug visko. Iki susitikimo.